Sveiki! Šiandien apie tai, kaip išvalyti ir atkurti namų energiją, be jokių ypatingų ritualų. Per šviesą, medžiagas, kvapus, garsus ir tvarką. Kai būname namuose ilgiau, ypač kai už lango šalta, kartais galime pajusti, kad erdvė tampa tarsi sunkesnė. Ne todėl, kad kažkas ne taip, o tiesiog todėl, kad energija nebejuda. Paprasti veiksmai, dėmesio skirimas ir keli estetiniai sprendimai gali tai pakeisti. Šiandien dalinsiuosi keliomis idėjomis, kurias galėsite išbandyti iš karto. Pradėkime nuo šviesos sluoksnių. Kai negalime dažnai ar ilgam laikui atverti langų, šviesa tampa pagrindiniu energijos judintoju. Jis sukuria ritmą, atspindžius, šešėlius. Tai, kas išjudina erdvės pojūtį net be oro judėjimo. Pastebėk, kaip tavo erdvėje krenta šviesa. Kur ji yra ryškiausia? Kur kampai atrodo tamsus ar pavargę, ir pabandyk sukurti kelis šviesos sluoksnius. Tai gali būti, pavyzdžiui, švelni stalinė lempa prie knygos, maža šviesa ant grindų ar šilta šviesa virtuvėje vakare. Tai yra tarsi muzika, kai šviesa sklinda iš skirtingų taškų, erdvė tampa gyvesnė. Ir pabandyk tokią praktiką. Vakare išjunk pagrindinį šviestuvą ir įjunk kelis mažesnius šviesos šaltinius. Pažiūrėk, kaip pasikeičia pojūtis kambaryje. Pakalbėkime apie tvarką. Energija visuomet teka ten, kur yra aiškumas. Kai daiktai išsibarsto, dėmesys ir ramybė taip pat. Bet čia nekalbu apie tobulą tvarką, kalbu apie tai, kai erdvėje yra vietos kvėpuoti. Pradėk nuo mažų dalykų – stalelio, palangės ar vieno kampelio. Išimk viską ir trumpam palik tuščią paviršių. Tada pajausk, kaip atrodo ta tuštuma. Tada sugrąžink tik tai, kas turi prasmę, kas sukelia švelnius jausmus ar teikia naudą. Pabandyk pasirinkti vieną paviršių ir bent kartą per savaitę leisk jam būti tuščiam. Net vienas tvarkingas kampelis daro skirtumą visoje erdvėje. O kaip neužsiminus apie tekstūras. Žiemą labai svarbu, kad erdvė kvėpuotų per medžiagas. Natūralūs paviršiai, tokie kaip medis, linas, molis, akmuo, sukuria šilumą net tada, kai lauke šalta. Kai liečiame natūralią medžiagą, kūnas iš karto sureaguoja visiškai kitaip. Pažiūrėk, kokios tekstūros tave supa. Ar jos minkštos, šiltos, ar šiek tiek šaltos, o gal slidžios? Kartais užtenka pakeisti vieną dalyką, padėti, pavyzdžiui, lininę servetėlę ant stalo, ištraukti megztą pledą, padėti molinę vazą ant stalo. Pabandyk šį savaitgalį pakeisti vieną audinį namuose. Tarkim, virtuvinę šluostę ar pagalvėlės užvalkalą į natūralesnį ir stebėk, kaip keičiasi pojūtis. Garsai ir tyla. Šis jutimas taip pat nusipelno dėmesio.
Kai praleidžiame daug laiko uždarose patalpose, garsai ir kvapai tampa dar svarbesni. Triukšmas sklindantis iš televizoriaus ar foninė muzika kartais užpildo erdvę, bet tuo pačiu neleidžia ilsėtis. Pabandyk kelioms minutėms išjungti viską. Tyla yra tarsi švari drobė, tik tada pajunti, ką iš tiesų girdi. Pabandyk skirti porą minučių tokiam tylos langui. Tiesiog sėdėk ir klausykis, kas girdisi natūraliai. Jei nori garsų, rinkis ramią instrumentinę muziką arba tylų natūralų garsą. Pavyzdžiui, gali užsidėti foninę muziką, tylaus lietaus garsą. Na, o dabar pakalbėkime apie kvapus. Kvapai tai yra toks tarsi galimybė švelniai atsinaujinti. Ir kvapas labai greitai keičia atmosferą, bet jis turi būti subtilus. Ryškus, sintetiniai kvapai užgožia, o natūralūs palaiko harmoniją. Kai negalime ilgai vėdinti kambarių, erdvių, verta įtraukti natūralius aromatus, eterinius aliejus. Citrusinė žievelė ant radiatoriaus, keli lašai eterinio aliejaus ant audinio arba tiesiog kavos aromatas ryte. Tai gali būti bet kuris tau patinkantis kvapas. Venk intensyvių ir ilgai išliekančių kvapų, nes kvapas neturėtų būti stiprus, jis turėtų jaustis kaip oro atspalvis tam, kad sukurtų švelnią, malonią atmosferą. Na ir kaipgi be spalvų. Tai žiemą mūsų akys pavargsta nuo tamsos ir pilkumos. Namų energiją galima pakelti šviesiais tonais, net jei neperdažome sienų. Pabandyk pakeisti vieną tekstilę, pagalvės užvalkalą, užuolaidą ar kilimėlį. Šviesesnis atspalvis keičia šviesos atspindį, o kartu ir visos erdvės atmosferą. Pabandyk pasirinkti vieną spalvą, kuri tau kelia ramybę. Tai gali būti šviesiai pilka, smėlio, lino pilka, o galbūt šiltas eukalipto atspalvis. Ir pabandyk įvesti vieną naują šios spalvos akcentą ir stebėk, kaip keičiasi energija. Dabar tau pasiūlysiu vieną tokį savaitinį energetinį prasivalymą ar tokį kaip mažą pratimą. Tai kartą per savaitę skirk 20-30 minučių namų atnaujinimui. Tai nėra valymas iki blizgesio, tai tiesiog dėmesingas laikas, kai rūpiniesi savo erdve. Pakeisk tekstilę, nuvalyk paviršius, perstatyk galbūt tik vieną objektą. Uždek šviesą ar žvakę, kuri tau sukuria jaukumą. Šis laikas siunčia namams žinutę. Man tai svarbu. Ir namai atsako į tą žinutę. Jie tampa harmoningesni, ramesni, jaukesni. Pabandyk išsirinkti šiai praktikai pastovų laiką. Pavyzdžiui, šeštadienio rytas ar sekmadienio popietę, kai gali tai daryti lėtai ir be jokios skubos.
Na ir manau labai svarbu pakalbėti apie mažus perstatymus, kurie gali turėti didelį poveikį. Nebūtina perstumdyti visos erdvės. Kartais pakanka pasukti lempą kitu kampu, pakeisti augalo poziciją ar pasukti knygų krūvelę netgi. Toks mažas pokytis suteikia naują perspektyvą ir erdvės staiga gali atrodyti visai kitaip. Pabandyk kas savaitę pakeisti vieną smulkmeną ir stebėk, ar keičiasi pats jausmas. Tai tiesiog smagus eksperimentas, kuris palaiko energijos judėjimą. Santykis su erdve tai yra kasdienis dėmesys erdvei. Namai atspindi mūsų vidinę būseną. Kai jais rūpinamės, jie tyliai rūpinasi mumis. Tai nėra siekis turėti kažkokius tobulus namus. Tai yra apie tai, kad pastebime, kada erdvei reikia arba trūksta lengvumo, aiškumo, tylos, galbūt šviesos ir net 5 dėmesingos minutės gali sukurti didelį pokytį. Jei ši tema tave įkvepia, šiandien pabandyk vieną mažą dalyką. Pakeisk vieną šviesos šaltinį, nuvalyk vieną paviršių arba perstatyk daiktą, kurį visada matai toje pačioje vietoje. Pažiūrėk, kaip pasikeičia pojūtis. Ačiū, kad esi ir iki kito karto.